mes nelieskim to etapo, kaip esperantininkai veikia, ar ten pasvalyje veikia, ar Vilniuje veikia. Reiškia, kaip esperanto mokytojai veda užsiėmimus, šitai nelieskim, palieskim tą temą iki susidomėjimo. Kaip sudominti, kokiais argumentais sudominti. Ir apie tai jūs ir galėtumėt pasidalinti patirtimi, konkrečiai savo praktikos ir galbūt netgi iš to momento, jie jūsų paprašytų, kaip jūs tapote esperantininku. Tai vat prisiminkit, kaip kažkas tai jūsų patraukė į esperanto kalbą. Yra dar vienas vadovas. Vienas dalykas, esperantininkas turi nešioti ženkliuką. Didelę reikšmę, labai didelę reikšmę. Sakau, važiavau, turėjau tokią nemokamą kelionę kaip skaitytoja Lietuvos žinių į Talinas, Helsinkis, Stokholmas. Ten vadovas esperantininkas, Brokas tokia vardu buvo. Irgi turėjau galimybės apie esperanto kalbą kalbėti. Visai kitas reikalas, esperantininkas esperantui padeda. Ženkliukas yra esperantininkas. O čia dabar kurie su ženkliukai? Palmirutė, aš su tais ženkliukais taip, kai aš važiuoju į kelionę ir žinau, kad aš būsiu Varšuvos stotyje ar kažkur vienoje oro uoste ar Singapūro uoste, aš turiu ženkliuką. Nes tada kitas esperantininkas mane pamatęs, iš tikrųjų gali pažinti ir buvo, daug kartų tai buvo, kai užkalbinė ir šnekė visą kitą. Bet kai aš esu namie ar kai aš esu tarp savųjų, aš vengiu to ženkliuko. Man atrodo, biški toks jau toks, nu nežinau, užneša įsekta. Kodėl aš turiu demonstruoti, kad kodėl jie būtinai turi plevėsuoti savo vėliavą, o aš vaikščiu su to esperantininko ženkliuku. Kai aš esu kelionėje, tai yra atpažinimo ženklas, viskas tvarkoja. Bet normaliam kasdieniam gyvenime mes esame normalūs kasdieniai žmonės. Ir jeigu aš mokykloje vaikščiuosi ne su gimnazijos ženkliuku, su to esperanto ženkliuku, tai būtų kažkoks toks, nu kaip aš trupučiuką jau ir dalinu, kaip tie jehovistai, tas brošiūrėlės ar kažką kitą. Mano toks požiūris, bet tai nereiškia, kad aš esu teisė. Aš tik taip darau. Gražina, reiškia, jūs teigiate, kad esperanto ženkliukas žmonių dėmesio nepatraukia. Reiškia, Palmira yra daug kalbėjusi, tegu kiti pasako, ar jūs galvojat, kad esperanto ženkliukas patraukia dėmesį? Ne esperantininkų. Ne esperantininkų. Jei jis atgrasina, tai gal visi meskim tos ženkliukus. Autorys. Tai kol dar turiu balsą, tai vis tiek noriu šiek tiek pasižiūrėti. Dėl ženkliuko, tai Gražina, man patinka tiesiog ta tavo mintis dalis, kad kiekvienas tegu sprendžia savo reikmą, nes, pavyzdžiui, aš nesureikšminu tikrai jo. Ir aš kaip tik dažniau kartais nešioju jį Lietuvoje, nes užsienyje, jeigu aš vykstu į konkretų renginį, tai kongrese savaime su ženkliuku. Jeigu aš važiuoju kur nors kitur, tai dažniausiai jo nesegu, nes turiu savo reikalų visokiausių. Bet iš tikrųjų Lietuvoje man yra tekę nemažai klausimų vis išgirsti, o kur šitas ženkliukas, sakau, esperanto. Ir neišgirdau nepagarbių kažkokių atsiliepimų. Žmonės dažniausiai arba šiek tiek žino, sako, ir aš mokiausi, arba susidomi, o, dar yra. Dar yra. Taip, bet jūs dar, matai mane. Tai va, tai dėl ženkliuko. O šiaip manau, kad daug svarbiau iš tikrųjų, kaip ateinama į esperanto. Nes turime pripažinti vieną dalyką. Laikmetis pasikeitė drastiškai, iš esmės. Ir Palmira, kai sakei, kad buvo iki sąjūdžio dešimtmetis ir po sąjūdžio, tai būtent tai ir buvo tas esminis momentas. Sakysime, aš atėjau 1999 metais, tai buvo kai tik tas besibaigęs pirmasis dešimtmetis po sąjūdžio, po nepriklausomybės. Man buvo šiek tiek lengviau, man susidarė palankios aplinkybės, nes viena vertus šeimos tradicija. Mano bibliotekoje dar buvo smetoniniai leidiniai esperanto. Man mama dar pasakojo, kaip mano senelis domėjosi esperanto kalba ir kaip sakė, čia yra ateities kalba. Tai aš visą tą buvau užfiksavęs. Ir kai Lietuvoje atsirado Trevoras Filas, Trevoras Filas prisimenate galbūt kai kas, ir surengė tikrai rimtus kursus, tai buvo
tikrai rimti kursai, kurie nesibaigė, sakysime, po pirmosios dalies ir taip toliau. Jis mane išmokė. Aš kalbėjau kažkada daug geriau esperanto, nes praktikos buvo daugiau. Bet jis išmokė, jis nepramokė, bet jis išmokė. Ir aš esu jam labai dėkingas. Ir Povilui dėkingas, kad tuomet buvo rengiami tokie rimti kursai. Tačiau dabar laikai pasikeitė ir iš tikrųjų esperanto turi be galo daug, viena vertus, konkurentų, antra vertus, sumažėjo galimybės, kurias teikia esperanto. Nei man į užsienį išvažiuoti reikia esperanto, nei apsigyventi reikia esperanto, nei komunikuoti su kažko reikia esperanto. Man esperanto dabar, aš jau pats jį pradedu suvokti kaip gražų hobį, tokį pat kaip šachmatai, tokį pat kilnus, gražus hobį, pats savo sakydamas, kad tikrai nebebus esperanto tarptautinė kalba. Nereikia svaigti, o jeigu jūs dėl to pyksite ant manęs, tai kągi, galite pykti, visi mes laisvi žmonės, kaip sako Gražina, nebebus esperanto tarptautinė kalba, bet tai visada gali būti gražus hobis. Dabar, kaip pritraukti? Aš įsitikinau, kad internetas nepritrauks, nes internetas perpildytas ir kitko. Reiškia, iš milijardo galimybių maždaug užtaikyti ant tos galimybės yra milijardinė dalis. Aš įsitikinau, kad tokie kursai kaip, Gediminas Degėsys daro kursus. O kiek atėjo iš tų kursų į mūsų judėjimą? Bent vienas atėjo? Ne. Ne vieno. Kiek, jeigu aš teisingai žinau. Ne vieno. Kursai, kuriuose tik pramokoma, yra iš esmės, gerai, kad supažindina žmonės, bet į judėjimą neateina. Kad mes senstame, tai yra irgi faktas. Tačiau vis dėlto keletas galimybių yra. Viena galimybė, apie kurią kalbėjo Palmyra, tai savo asmeniniu pavyzdžiu. Jeigu esperanto judėjime yra energingų, įdomių ir uždegančių žmonių, o čia nuo amžiaus nepriklauso beveik niekas, tai tada pritraukia tų žmonių. Sakysime, bent jau aš pats esu atvedęs kokius 3-4 žmonės per, tiesiog kaip draugus. Galbūt jie paskui po kokių 5 metų vaikas neišsilaiko, žodžiu, bet jie vis tiek ilgą laiką būna ir ne vienas kitas yra užsikabinęs. Pastebėkite, kad mes kabinamės vienas į kitą. Juk metai po metų vis tiek mes susitinkame, mes džiaugiamės, kad susitikome. Mes turime apie ką šnekėti, mes turime apie ką bendrauti, mes patenkinti susitikę. Reiškia, tai yra tam tikra bendruomenė, kuri neturi nieko bendro su sekta, aš manau. Nereikia to bijot, mes tenai Hara Krišną juk nedainuojame. Dainuojame visai ką kitą ir tai, kas vyksta čia yra visiškai normalu. Taigi, asmeniniu pavyzdžiu traukti paskui save. Ir tai yra absoliučiai normalu. O kitas dalykas, tai sakydamas, kad esperanto neteikia galimybių, aš neturiu galvoj, kad neteikia galimybių iš viso. Aš turiu galvoj, kad galimybių daug teikia viena veiklos sritis, kita ir esperanto. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš per esperanto pamačiau pasaulį. Aš dalyvauju pasaulinės kongresuose ir važiuoju į Italiją, važiuoju į Japoniją, važiuoju kitur. Man tai įdomu, aš visus metus laukiu, sakysime, to, aš susitinku ten irgi žmonių. Man daug kas atsiveria. Nors turiu kitų galimybių, aš kitų galimybių šiuo metu nesistengiu išnaudoti, nes man pakanka esperanto galimybės. Toliau, turėtų būti Lietuvoje pas mus galbūt daugiau to judėjimo ir mokytojų judėjimo. Tai iš tikrųjų ir Aida, ir Gražina daro tikrai puikių dalykų. Ir mūsų UNECO, ir, sakysime, ir šita stovykla. Daugiau judesio reikia. Esperanto nėra teorija. Jeigu mes tik tai rodysim internetą, vadovėlius, ko reikia iš tikrųjų, metodikas ir panašiai, tai nepritrauksime. Reikia judesio, judėjimo. Krutėjimo, būti vėjyje, nudegti šiek tiek, parpulti, vėl sugrįžti, išeiti, pareiti ir taip toliau. Tik judesys gali išgelbėti, o to judesio dar šiek tiek Lietuvoje yra, bet mes turime tą suvokti. Jeigu užsikabins pas mus ir per mus,
sakysime, tos viduriniosios ar jaunesniosios kartos žmonės, taip kaip aš pats savo tą sakau, kaip aš susikabinau 99-aisiais, tai tada aš manau, kad mes dar ateitį ganėtinai ilgą turime. Tai yra, kad ne mes, bet kad ta bendruomenė gyvuos. Nes iki 99-ųjų aš neįsivaizdavau, kad aš galiu būti esperantininkas. O po to aš nebeįsivaizdavau, kad aš galiu būti ne esperantininkas. Neprofesionalas, paskui mane ten galbūt šiek tiek nenatūraliai, ten Povilas ar kiti iškėlė, tapau vicepirmininku ir taip toliau, bet man yra gera šitoje bendruomenėje. Kažkada žaidžiau šachmatais, dabar esu esperanto. Ir jeigu nekeli savo per daug kažkokių ambicijų, tikslų ar nesvaigsti dėl to, ko nereikia, tai esperanto yra kaip tik pats, kas ko tam reikia. Ir mums tą reikia suvokti. Ir netgi jeigu mes kada rašysime tuos tekstus apie esperanto, tai maždaug tokius dalykus reikia pasakyti. Nes gerai rašyti apie Zamenhofą, gerai rašyti apie taisyklės, gerai rašyti apie tarptautinį judėjimą, bet paprastai žodžiais, nežinančiam žmogui, kas yra esperanto, tiesiog parašyti, kas yra esperanto, kaip aš suprantu esperanto. Na va, tai pasakiau ir man lengviau. Marius, reiškia, tęsia vadovavimą. Aš tiek ilgai nesmekėsiu kaip žmogus. Ir aplamai neturiu šnekėti, bet video maloniai perlaikė man šią funkciją. Tai aš, kadangi nebuvau iš anksto pasiruošęs, dabar gal šnekėjau ir pasižymėjau pagrindinius punktus, kas yra iš tikrųjų svarbu. Kalbant apie esperanto, apie visuomenę ir apie propagavimą. Tai pirmas dalykas, aišku, yra mokytojai. Esperanto kalbos mokytojai. Kaip sakė ir Audrys, labai svarbu, kas mokina ir kaip išmokina. Supažindina ir išmokina. Ar tas žmogus, kaip sakant, jau po to jau gali jaustis, kad jis gali kalbėti, ar jis tik tiek, kad žino, kad jis esperanto ir čia žino biškį, kad daiktavardis tai galbūt nevoja ir taip toliau. Toliau antras dalykas tai yra sudominimas žmonių. Ir dar kitas dalykas pagrindinis tai yra nauda. Nes dabar žmonės labai visi, kaip sakant, pragmatiški, materialistai labiau žiūri ir kokia nauda iš to, ne? Mes, kai atėjom Audrys vėliau, aš atėjau po tarybinės armijos 87 metais, tada tuo metu aš pagrindinę naudą pajutau, kad su esperanto aš galiu išsiveržti iš šitos uždarytos geležinės darybinės teritorijos. Tai reiškia, aš galiu susirašinėti su visų pasauliu, su baisiom kapitalistiniam šalim, su tais kapitalistais. Su visų pasauliu aš gaudavau imperialistais. Jo. Aš kas trečią dieną vis gaudavau laišką iš kažkokios užsienio valstybės. Tai reiškia, aš tada pajutau tą naudą ir aš su esperanto pagalba galėjau išvažiuoti į pamatyti užsienio šalis, kas buvo neįmanoma toj mūsų uždaroj sistemoje. Tai reiškia, pamačiau Vengriją, Čekoslovakiją, vakarų Vokietiją, kol dar buvo vakarų Vokietija. Tai jau tokie dalykai. Tai tada pajauti realią naudą ir tu jau tada nereik tavęs net skatinti, kad tu čia